Ejo. Nu tai ką, šiandien yra sekmadienis ir kaip žinoma, sekmadienį yra geriausia atlikti betonavimo darbus, tai mes šiandien tą ir atliksim. O dabar iš ryto, taip tai pasistatėm lazerį, kol dar hebra mieg ir biškį apeinam aukštas vietas. Vat pavyzdžiui, kur čia gerai matytus, va čia. Kur jeigu žiūrėjot praeitą video, biškį iškilnoja raudons polistirols. Tai va, pavyzdžiui, va šitam lape vat priekis pakelts, nes paskui jau va susilygint. Lazeris išnyksta. Tai mes va tą vietą aukštą nušveisim ir tikėsimės, kad spėsim iki kol visi susirinks. Judam. Turim va įrankį pasiskolinę, antrą jau, nes pirmą paskolintą vakar sulaužiau. Tarką. Tik tai ne bulviam tarkuot, o polistirolui. Nu, varom betonuot, davai, viskas. Nu tai krauk, nu tai Ai, filmuoju. tu čia lauki, kad aš įkraučiau. Tai kažkam filmuotai reikia, nu. O pagalbinis pasidirbti. Viskas, come on. Tobulą. Gerai, gerai. Viskas, fergį nuvariau, šį kartą prie fergę kabinom kišiklę, varau dabar hatatą, teisė turės mašiną su daiktais, ekskavatoriuks irgi jau turiu atvažiuot ir pradėsim, žiūrėsim kaip seksis tik tai. Turim paletę viso cemento, o tai yra 40 lygtais maišelių ar kem viens. Žodžiu, tona 400. Reikės išbetonuot 8 kažkur arba 9 kubus. Tai, nu, turėtų užtekti ant ribos. Nu, jeigu ką nulėksim, staigiai paimsim tą porą maišiuką. Tas variams, aišku, nėra labai greitas, bet vis tiek varom. Nu, keturtonė gal bus čia. Fergį reikia čia statyti, o ekskavatoriuką gal čia. Šaika ten toliau da keliuką tvarka biškį. Čia ekskavatoriuks pasieks, o čia maišą irgi visai gal patogu bus įmest. Šiaip da biškį atgal gal galėtum pastumti per sprindį. Andai, vairą tik taip susuk. Ir vos atgal. Op! Nu, einam duot velnių, nes čia jau nesąmonėm užsiminėjai. Biškai pas kaimyną įlindę buvom. Da, visi esam. Labą dieną! Žinot, kad mes čia ne to susirinkom? Žinom, mes puikiai žinom. Puikiai žinot. Bet kas mok pinigus, tas ir užsako muziką. Taip. Tai aš vis tiek moku. Tai mes čia priduodu, čia įtempiam tą gumą. Ai, valandą sukat. Valandinių. Ai, supratau. Va šitą kantelį norėčiau, kad pagražintumėt. Biškit nuo žulniau, kad būtų. O pačia? Nuo kampo, jo, nuo kampo. Gerai, nu. Čia tik su traktoriu, žinai, nusileis būtų biškį geriau. Da, darbai neprasidėjo, jau valga. Čia dabar. Давай поедам. Kaip šau? Labas rytas. Labas.
Simuliantai, košės, prytų košės. Atstumi tikiuos nuo krašto. Visai atstumiu visiškai, jau čia atstumta dabar yra, nes aš visiškai net nestumiau. Esmė, nieks nematys. Va čia yra pats geriausias dalykas. Taip, čia tikrai nieks nematys. Jo, kai vienas lentas nuimi, tai matysis visi brokai. Čia viskas, pasikavoji visi brokai amžiams. Brokau nesimatys teisingai. Taip, pasakys. Šiaip tokia skystesnė gal net geriau košė, ne? Ne, skystesnė man ir labai blogiau, nes tu pusę tos košės išlaisti. Ne, kad išlaisčiau pusę, tai jo, bet... Tai jeigu taip tokiais tempais, tai čia turėtų jau dabar iš Akmenės vežtą cementą fūro. Tai gal laiką nors padirbsi, broliui padėsi, eigas padoriau. O tai kas nufilmuos viską? Tai pastaty kamerą. Nieks nežiūri to tokią montažą. Ai, tokią nežiūri? Ne, kai kamera yra pastatyta, tai pajungiama, nieks nežiūri tokią montažą. A viskas, 7? 7? Vandenį? O kiek yra? 3? O cementą kiek? 4. 4 tai 4. Išpilta pirma, nes tam yra apėmės. Dasistumėm kiek įmanoma iki vidurio pamatų. Pala, galiu iš taip parodyti. O taip. Ir ką pagalbiniai turėtų ką veikti. Biški šiltai?
Nu ką šils būt, nes šiaip žiema yra dabar. Gruodžio 29 gal kokia arba 30. Tai sekmadienį taip. Ką sekmadienį veiks? Ką sekmadienį veiksi, nu? A gulėsi lovoj. Va čia tas didžiausias darbininkas, kur daugiausiai dirba. Net akių nepakelia. Nu jau laukiu balsaus. Praeit su lazeriu, pažiūrėt, ant kiek nugribavom ar man kiek tobulai padarėm. Jeigu iki 1,5 centimetro aukščio bus paklaida, mane tenkins. Jeigu daugiau, jau taip nelabai. Bet nu ką, su pirmo eilė blokelį išlyginsim. Aš nežinau, kur aš tiek daug kadrų dėsiu tavęs kasančią. Ne, nu tai čia yra elektronikas laikais jau skaitus tai. Na, jis sakai, įdomu bus pažiūrėti žmonė mane. Nu jo, jau retai pamatysi žmogų, su kastuvu dirbu. Nu čia su šiupeliu. Numusėt ne mano auditorijoje. Nu man tai atvežė valgyto, tai jum. Ką jūs valgysit? Dabar žiūrėk, kai bus. Va taip, va taip bus, va taip bus. Ai, masiejų mažiuką išjunk, užgesyk vargšiuką, ką tu tantinė. Išpylėm dar vieną maišyklę. Jau pamečiau skaičių kelintą. Įpusėjom. Bet galiu pasakyti, kad jau įpusėjom. Padarėm ilgąją sieną, pusę vidinės sienos ir šitą jau sieną padarėm. Tai kaip ir gal sekas visai neblogai, tiek, kad jau yra apie 3 valanda. Ir jeigu baigsis cementas ir daugiau nenusipirksim, tai jau daugiau ir nelabai gausim sekmadienį iš ko. Tai va. kaip iš Kipaušo atvažiuosim pažiūrėti, kaip su Aušra, kaip čia mums sekės. Nu jau praktiškai iš visų temą. Kai sunaudojom visą cementą. Čia turiu galvoj paletę ir dar kur buvo atvežę 2 po 12. Tai dabar dar šaranė yra paskutiniai 20 maišiukų. Tai tuos suvarysim. Ir viskas, daugiau cemento nebėra. Tai jeigu neužteks,
Tai viso, šiandien darbai baigės. O jeigu užteks, tai bus valiau. Biški pasėdęs. Niek. Ėjo. Nu tai ką, kaip ir sakiau, nelabai buvo laiko kada filmuot per darbus. Tai pabaigsim video dabar. Tai viskas išbetonuota, plius minus. Yra aišku netobulumų. Tai buvau pasistatęs ten vat į kampą gulščiuką. Apėjau visą perimetrą su metru. Tai gavos paklaida apie iki 1,5 centimetrą. Ir tai va, tik tai va šitam gale. Čia daugiau kaip ir viskas pusė velnio. Va tas galas tik tai 1,5 centimetrą kažkur klaidžiai. Paskui yra dar vienas niuansas, kur va rodžiau čia polistirolą, kad jisai yra nelygus. Va iš tos pusės geriau matos. Nu, akivaizdžiai nelygus. Nes šitoj pusė jau beveik jisai lipo lauk, kaip betonavom, o čia va dar nepasiekė. Tai šitas vietas pašveisim, nes jisai jie yra kies neturi. Nu, gulščiuks netiesi stovi. Daugiau kaip ir visur normaliai. Tai šitas vietas nušveisim su tarka. Dar biški apgražinsim, kai bus oras geresnis, nes dabar, kaip matot, pasnigo ir šalta. Ir nelabai ką išeis padaryti jau kuris laiks. O šiaip manau viskas čia visai neblogai mums sekės. Betons gavo kokias, nežinau, 4-5 dienas su pliusu pabūt. Nu kokias +5, gal +3 va buvo. Tai negavo visiškai minusą. Dabar va tik tai pradės gaut, bet jau gal po tiek laiką pliusų priedų to iki -12. Tiksliai pala galiu parodyti kaniuką, čia mačiau mėtus. Va, tokį priedą naudojom iki -12. Tai va, jisai šiaip labai pakietina tą visą betoną, nes jau sekančią dieną buvo atvažiavęs, tai su pirštu neėjo su nykščiu net įspaus nei biškį. Tai jisai labai greit viską sukietino, tai gal viskas bus gerai. Paskui atvažiavau dabar dar, kol šviesų, su putom, nes tėtis, aš nesužiūrėjau, palika čia plyšį. Ir košės neprivarė. Tai duosim velnių. Aišku, ten, va, jau čia yra to, nu, kokius 50 cm tikrai dar galėjo privaryti. Tai va, tai duosime sen velnių, kad neprivarė. Mes čia privarysim putų. Nes čia už kažkos ertmės nereikia. Jau bent galima užlipti ant pamato normaliai. Jau gerai. Čia palika tuščią vietą. Ir čia. Tai ką reikia pasakyti tečiui? Nu. Kitą kartą atleisim, jeigu tai bus. Šiaip aš manau gavos visai neblogai. Aš rezultatų patenkins. Niekur neišputė nei vienoj vietoj. Bent jau vizualiai tai tikrai nesimato. Visur atramas laika neblogai. Tai va, kai sniegai nebus, reikės jas nusiardyti dar po kokios savaitėlės. Palikom vandenį bačkoj. Jį reiktų išpilt, manau.
Nu, ką, toliau iš darbų lauks kanalizacija. Kol nėra dar vidinių sienų, kol mes čia jau nepasidarėm, tai vat, kanalizacija ir yra du būdai, kaip ją padaryti. Viena, kaip aš pasibraižiu, kaip daro paprasti mirtingieji, o kitas, kaip rekomendavo dėdis Egidijus, kur dirb vandentiekį. Tai montuojant video sugalvojau, kad parodysiu vaizdžiai, kaip atrodys ta santechnika ir vienu ir kitu būdu. Bet dar supratau, kad niekada neparodžiau, kaip atrodo iš tikro tas namas. Tai parodysiu dabar. Tai einam į Google. Ir Google parašom subarchitektūra. Nes aš iš čia ėmiau savo projektą. Yra šitas namas. Ir vat, jisai plius minus atrodo taip. Tai va, plotas apie 135 kvadratus. Aišku, užstatymis biški didesnis. Ir viskas. Nėra čia baisiai ką rodyt. Išskyrus patį planą. Tai čia įėjimas į namą. Šitoj vietoj mes betonavom cementą maišėm. Tai kad būtų lengviau biškai įsivaizduoti, kaip čia kas stovi. Tai vat įėjus turim techninę patalpą, turim iš kitos pusės sandėliuką, turim svetainę virtuvę, kur vat paskui čia bus tie terasiniai langai. Tik tai padarysim vieną pakeitimą šitoj vietoj kolonos metalinės įdėsim, manau, blokelių eilę ir skelsim šitą langą į 2, o nedarysim 1,8 metrų. Ir toliau einant yra kambarys 1, kambarys 2. Ir paskui padarėm dar vieną pakeitimą, kad šitas duris perkeliam čia, kad būtų čia ne vonios kambarys prie šito kambario, bet kad čia būtų, pavyzdžiui, kokia nors, nežinau, skalbenkės, ten kokios nors džiavyklės ir panašiai. Aišku, čia galės būti irgi ir tualetas ir dar kažkas, bet, nu, kad būtų kur žodžiu pastatyti buitinius prietaisus, kurie netrukdytų kitose kambariuose. Ir viskas, miegamasis ir drabužinė sujungta į vieną. Tai mes dabar realiai turim 3 arba 4 santechninius mazgus, kuriem reikės kanalizacijos. Tai čia reikės, čia virtuviai reikės ir techniniai patalpoj gal reiktų padaryti kokį nors nubėgimą arba kriauklę, bent jau minimaliai kažką. Tai dabar kaip aš įsivaizduoju. Aš manau, mes pasinaudosim Paintu. Va, turim projekčiuką. Pagal projektą mūsų kanalizacijos vamzdis yra va čia. Galim pasistorint. Kanalizacijos vamzdis yra čia. Tada aš galvojau, kad darysim kažkaip tai, vat, taip. Gal net. Ne, va taip aš galvojau. Tada va taip. Tada čia gal va 2 šakis arba 3 šakis taip. Tada taip. Ir va kažkaip va taip. Ir čia taip, čia taip. Čia gal va iš visų virtuvės kriauklių ir jeigu dar bus kažkas taip nuvestumėm. Ir va čia ar nubėgimas, ar kriauklė gal va taip. Ir viskas. Čia būtų kaip darytų, manau, daug kas. Ir tada yra kitas metodas, kurį siūlė dėdis Egidijus. Tai vesti trasą čia grubiai. Padaryti čia šulinuką. Aišku, žinoma, ir iš šitų nubėgimų va taip kažkaip. Iš čia keliaut irgi va tiesia trasa va taip. Jeigu iš čia dadėt va taip. Čia daryt irgi bendrą šulinuką. Šitos trasos taip.
ir tada bendras išėjimas va taip. Tai va, pliusai šito metodu yra tokie, kad mes nesunkiai iš lauko galim išvalyti šitą pagrindinę trasą, galim šitą išvalyti ir galim šitą išvalyti. Jeigu daroma nuo metodu, neaišku, kaip lengvai išeitų viską išvalyti, plius ten daugiau šiek tiek jungčių būtų. Aišku, gal čia pirmus 10-20 metų nieko neatsitiktų, gal iš vis nieko neatsitiktų, nieko nežinom. Bet visko būna ir gal šiek tiek šitas metodas, kuriuo ir manau reiktų daryti, yra šiek tiek patikimesnis. Bet jūs galite, aišku, pasakyti savo nuomonę ir duot žinot. Grįžtam į video. Tai aš jau žinau, kuriuo būdu darysiu, o jūs man pasakykit, kuriuo jūs darytumėt. Ir toliau žiemą laukia šitie medžiai. Aš manau, joje visi bus išpjauti, nes čia šiukšlės, jie čia lūžiniai. Nu, žiūrėkit, sunku įsižiūrėti, aš manau, jum aš jums parodysiu. Va, jie lūžiniai, jie šiukšlin teritoriją, jie nešant namą viską. Visur šakų pilna visko, tai mes juos išpjausim. Vis tiek jie naudos absoliučiai jokios neturi. Va, vėl šaka nulūžus. Čia šaka nulūžus, čia nulūžinėja, tai šių naudos nulis. Tai jie visi bus išpjauti, kol yra žiema, kol pašalia, kad kviečiukam ten ant kviečiukų baisiai nelaipėtumėm. Ir kai paskui čia biškai apsilyginsim, pasodinsim normalių medžių, ar eglutę, ar kažką. Ir galės sau ramiai augti. Tai va, ir viskas. Tam kartui tiek. Biški dabar čia reikalai sustos, tai bandysim kažką kitą filmuoti. Viskas, iki.